Jūs jau žinote, kad Irano karas išsekino JAV atsargas. Jūs taip pat jau žinote, kad tai iš karto daro įtaką Ukrainos gebėjimui įsigyti ginklų iš JAV tiekėjų. Jūs taip pat jau girdėjote apie susirūpinimą, kurį turi Taivanas, dėl to ar būtų tinkamai apgintas invazijos į žemyninės Kinijos atveju. Ir jūs galbūt taip pat girdėjote, kadangi Kinijos liaudies Respublikai trūksta desantinių laivų, bent jau paskutinis iš šių susirūpinimų tikriausiai dar porą metų nepradės virsti realybę. Tačiau tai, kas liko nuošalyje nuo dėmesio, yra tai, ką aš vadinu Trečiojo pasaulinio karo esminės patikimumo problema. Ir tai yra problema, kurią atskleidė Irano karas. Tai yra problema, kuri dar labiau apsunkins problemas, su kuriomis susiduria Ukraina. Ir tai yra problema, kuri neturi paprasto sprendimo. Taigi šiandien kviečiu kartu pažvelgti, kaip pasaulis, kuriame gyvename, gali kažkaip tapti dar blogesnis. Kai aptarsime skirtumą tarp lengvai išsprendžiamos patikimumo problemos ir pačios patikimumo problemos. Po to seks mikroschemų mini žaidimas, į kurį peraugs trečiasis pasaulinis karas, kaip Jungtinės valstijos galėtų išspręsti savo patikimumo problemą ir keletas papildomų atsarginių planų, jei viskas nepavyktų. Atsižvelgiant į tai, kaip iki šiol pateikiau situaciją, tikriausiai jau supratote, kad kalbu apie tai, kas nutiks po to, kai Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos laivai išplauks iš Kinijos liaudies Respublikos ir tiesiai pasuks link Taivano. Be to, kadangi Trumpas yra dabartinės padėties pagrindas, galite manyti, kad pagrindinė patikimumo problema yra jo pasiryžimas ginti salą tokiamis aplinkybėmis. Galbūt jūs neramina liūdna JAV atsargų būklė. Galbūt jūs neramina kaprizingas Trumpo būdas. Galbūt jūs neramina Trumpo nenoras apskritai dislokuoti sausumos pajėgas. Galbūt jūs neramina Trumpo meilė skaniems meksikietiškiems užkandžiams valgomiems rankomis. Na, tai yra patikimumo problema, bet nemanau, kad tai yra pagrindinė patikimumo problema. Iš tiesų, yra įvairių kontraargumentų tiems Trumpo specifiniams klausimams, kurie gali iš dalies nuraminti kai kuriuos nuogąstavimus. Visų pirma, Pentagono užkulisiuose pagrindinis dėmesys skiriamas Kinijai, net jei kiti klausimai patraukia dėmesį. Yra svarbus klausimas, kiek Trumpo nusiteikimas Irano atžvilgiu persikelia į Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną. Ir yra dar vienas labiau apčiuopiamas aspektas. Galbūt sustojimas Irane buvo skirtas tam, kad būtų išlaikytos atsargos strategiškai svarbesniam regionui, būtent Kinijai. Taigi, ar dėl to reikėtų nerimauti? Taip, bet jos truks tik dar keletą metų, o tada ateis kažkas kitas. Visas tos problemos, kurios yra asmeniškos Trumpui, nebebus aktualios. Ir jei pasiseks, JAV atsargos pradės atrodyti šiek tiek geriau. Tačiau šiandien turima omenyje patikimumo problema yra tokia esminė, kad ji palies bet kurį po Trumpo ateisiantį kandidatą į prezidentus. Problemos esmė prasideda nuo pagrindinio strateginio aspekto. Jungtinės valstijos gali įtikinamai grasinti įsikišti Taivane tik tuo atveju, jei dalyvavimas kare yra geresnis pasirinkimas nei likti nuošalyje. Tautologiška, žinau, bet verta pagalvoti apie šios minties pasekmes. Kodėl Taivanas tapo tokia manija strategiškai mąstantiems nacionalinio saugumo specialistams? Juk tai mikroskopinė sala bendrame kontekste. Na, mikro yra atsakymas, tai yra mikroschemos. Nevarginsiu jūsų likusią istoriją apie tai, kaip pasaulio ekonomika žlugs, jei Taivanas nustos gaminti puslaidininkius ir pasaulinės tiekimo grandinės sustos. Ir iš to gaunate pagrindinę pasakojimo liniją, kaip karas teoriškai turėtų vykti. Kinijos liaudies Respublika pradeda invaziją. Jungtinės valstijos panikuoja ir pradeda siųsti į Indo-Pacifiką visas turimas priemones, tikėdamasi, kad jų bus daugiau nei liko sandėliuose po Irano karo. Jei pasiseks, Kinijos liaudies išlaisvinimo armijai nepavyks išsilaipinti, o pasaulio ekonominė sistema išliks nepažeista. Bet įsivaizduokime, kad karas užsitęsia šiek tiek ilgiau. Arba, kita vertus, Jungtinės valstijos visą tai užklumpa nepasirengusias. Galbūt atrodė, kad Kinijos liaudies Respublika tiesiog vykdo pratybas jau 67 kartą, bet šį kartą jie peržengė ribą. O kas dabar? Na, pagrindinis klausimas čia yra tas, kad intervencija Jungtinėms valstijoms palankesnė už alternatyvą daro daugiausia ekonominę situaciją. Jei tiekimo grandinės vis dar nepažeistos, tačiau viskas sustabdyta, kol bus saugu atnaujinti eksportą, tuomet yra didžiulė vertė toliau saugoti salą. Kita vertus, jei sala greitai virsta kraterių krūva,
tuomet Jungtinėms valstijoms tuo metu lieka gerokai mažiau vertės, kurią verta saugoti. Šaltas, apskaičiuojantis prezidentas gali nuspręsti, kad karas iš esmės jau baigtas ir atsisakyti įsikišti. Taip Taivano invazija virsta keistu mini žaidimu dėl salos puslaidininkių gamybos, kur abi pusės kartais turi paskatą išsaugoti technologiją, o kartais ją sunaikinti. Taivano dilema yra šiek tiek paprastesnė. Taivanas nori apsaugoti savo puslaidininkių pramonę, nes būtent dėl jo sala yra turtinga. Juk nežudai žąsies, dedančios auksinius kiaušinius. Faktas, kad ši pramonė taip pat išlaiko Jungtinių valstijų suinteresuotumą ginti salą, yra tarsi vyšnia ant torto. Todėl Taivanas stengsis kiek įmanoma labiau apsaugoti šią pramonę tol, kol misija turės gerų sėkmės galimybių. Tačiau Taivano puslaidininkių apsauga nėra absoliuti. Jei karas klostysis blogai, Taivanas evakuos visus savo specialistus ir galbūt perkels juos į Arizoną. Taivanas taip pat pradės sabotuoti visas savo operacijas saloje. Ir tai padaryti yra pakankamai lengva. Vertingos mašinos yra itin jautrios. Viskas, ko reikia, po vieną žmogų kiekviename gamybos kambaryje su beisbolo lazda ir per valandą viskas taps beverčiu. Esu tikras, kad tas, kuris vykdo diversijos operacijas, turės prieštaringų jausmų dėl šios situacijos. Viena vertus, tai sunaikina tiek daug žmogiškosios vertės. Kita vertus, esu tikras, kad bus gera atkeršyti KLR. Niekas saloje nenorės, kad žemynas gautų naudos iš tų mašinų. Be to, Taivanas yra kalnuotas ir puikiai tinkamas sukilimui. Tikslas yra padaryti, kad KLR buvimas būtų kuo skausmingesnis. Puslaidininkių gamybos panaikinimas yra didelė to dalis. Kalbant apie KLR paskatas, viskas pradeda darytis keista. Žemyninė Kinija norėtų išlaikyti visas mašinas nepažeistas, nes pinigai visada praverčia. Tačiau KLR taip pat nori perimti Taivanį savo kontrolėn ir visiškai užbaigti pilietinį karą, kuris prasidėjo prieš 99 metus. Jungtinės valstijos tam trukdo. Todėl kažkas Pekine gali nuspręsti, kad yra pagrįsta idėja iš karto sunaikinti visas Taivano puslaidininkių gamyklas. Galbūt tai sulaikys Jungtinės valstijas nuo įsitraukimo į karą ir taip žymiai padidins sėkmingos invazijos tikimybę. Didelė tikimybė gauti mažesnės vertės rezultatą gali būti geriau, nei menka tikimybė gauti didelės vertės rezultatą. Gerai, turint omenyje tokią paskatų struktūrą, kaip Jungtinės valstijos išsprendžia patikimumo problemą. Na, lengviausias sprendimas yra tiesiog pripažinti, kad čia nėra galimybės laimėti. Jei prasideda karas, priimkite faktą, kad puslaidininkių pramonė yra beviltiškas reikalas ir gyvenkite toliau. Anksčiau minėjau Arizoną. Tai nebuvo atsitiktinė vieta. TSMC paskelbė planą statyti gamyklą Arizonoje per pirmąją Trumpo administraciją. Statybos prasidėjo per Bideno administraciją, o gamykla išsiplėtė per antrąją Trumpo administraciją. Dalis to yra turėti atsarginį planą, jei Taivanas žlugtų. Galima suprasti, kodėl ypač JAV kariuomenė nori sukurti tiekimo grandinę, kuri nepriklausytų nuo vietos esančios už 100 mylių nuo Kinijos žemyno. Tačiau pripažinimas, kad karo pradžios momentas gali būti tas momentas, kai JAV požiūrių karas jau pralaimėtas, nereiškia, jog Vašingtonas atsiduria beviltiškoje situacijoje. Tiesiog reikia užtikrinti, kad niekada nepasiektumėte taško, kai Kinijos liaudies respublika pradeda invaziją. Ar matote ankstesnę problemą? Kaip visa Irano karo tema vėl grįžta prie šito? Geriausias būdas iš anksto apsaugoti Taivaną yra aprūpinti Taivaną ginklais dabar. Kuo geriau Taivanas pasiruošęs gintis, tuo mažiau galimas JAV įsikišimas įtakos Pekino skaičiavimus. Padarykite sėkmingą išsilaipinimą neįmanoma ir visi kiti šie rūpesčiai taps nereikšmingi. Dabar Taivanas bando tai padaryti, tačiau tiek pastangos, tiek įgyvendinimas kelia klausimų. Per pastarąjį dešimtmetį sala padidino savo infliacijai pritaikytas gynybos išlaidas maždaug 50%. Dabar jie gynybai skiria 2,5 procentai BVP, o pagal NATO Velso įsipareigojimo standartus tai yra labai geras rodiklis. Tačiau tai gerokai mažiau nei 3,5 procentai pagrindinė išlaidų riba nustatyta naujesnėme Hagos įsipareigojime. O saugumo aplinka saloje atrodo ne kaip Europoje 2014-aisiais, o labiau kaip Europoje 2026-aisiais ir galbūt net gerokai blogesnė. Taivanas planuoja dar labiau padidinti savo gynybos išlaidas, bet pamatysime, kaip tai klostysis.
Įgyvendinimo srityje Jungtinės valstijos sukelia vėlavimus. Iki 2025 metų Taivanas įsipareigojo JAV ginklų pirkimui skirti nuo 20 iki 22 milijardų dolerių, tačiau šie ginklų užsakymai vis dar neįvykdyti. 11 milijardų dolerių įsipareigojimas prisiimtas gruodį dar labiau padidino deficitą. Prie šio skirtumo prisidėjo daugybė veiksnių. JAV gynybos pramonės bazė apskritai buvo silpna nuo šaltojo karo pabaigos ir ji nepagerėjo Džordžo Vintos Bušo valdymo metais, kai Jungtinės valstijos daugiausia dėmesio skyrė kovai su sukilėliais, o ne sunkiosios ginkluotės gamybai. Tarsi dar labiau pabrėždama ankstesnius tiekimo grandinės rūpesčius, COVID pandemija sutrikdė viską, nuo Taivane gaminamų lustų skirtų JAV produktams iki vidaus trikdžių pačiose Jungtinėse valstijose. Būtent tada pradėjo kauptis vėlavimai ir nuo to laiko padėtis neatsistatė. Tačiau paskutinis vinis į karstą, anksčiau tai buvo paskutinis vinis į karstą, buvo karas Ukrainoje. Kadangi tai nebuvo hipotetinis atvejis, o Rusija iš tikrųjų įsiveržė į šalį, Baideno administracija teikė pirmenybę tiekimui į Kyjivą. Dėl to Taivanas liko už borto, stebėdamas iš šalies. Iš tikrųjų, būtent šios siuntos sukėlė nerimą Pentagone, kuris galiausiai paskatino Trumpo administraciją nutraukti tiesioginę pagalbą Ukrainai. Problema išspręsta, tiesa? Ne, visiškai ne. Dabar turime Irano karą. Jungtinės valstijos artimiausius 4 metus papildys savo atsargas. Taivanas toliau gaus dalį ginkluotės tiekimo, bet tai nebus visas kiekis, o neįvykdytų užsakymų eilė tikriausiai ilgės. Salos saugumas galbūt yra svarbiausias. Pentagone tai yra viena svarbiausių prioritetų, tačiau ne vienintelė, o bet kokios pristatytos ginkluotės siuntos Taivanui bus naudingos iš esmės tik atgrasimui nuo Kinijos liaudies Respublikos. Norėdamos išlaikyti lankstumą ir galėti reaguoti į kitus karštuosius taškus, Jungtinės valstijos pasiliks didžiąją dalį sukauptų atsargų. Tai yra pagrindinis JAV pažeidžiamumas, kurį atskleidė karas su Iranu. Reikalas ne tik tas, kad Vašingtonas turi mažiau metalo kovai su Pekinu. Svarbiausia, kad Taipėjui to metalo reikia pristatyti dabar. Bet kokie pažadai skubiai pristatyti po įvykio nėra savaime patikimi, nes iš JAV perspektyvos Taivanas gali būti jau beviltiškas reikalas iki tol, kol tie pristatymai pasieks vietą. Nesvarbu, kad iš tikrųjų pristatyti prekes karo zonoje bus dar sunkiau. Galbūt tai nuskambėjo kaip niūrus vertinimas, todėl leiskite pabaigti keliais viltingais punktais JAV partneriams šiame regione. 1. Priešingai nei anksčiau manėme, mažai tikėtina, kad Jungtinės valstijos bus visiškai netikėtai užkluptos, jei ir kada prasidės invazija. Kinijos liaudies Respublika turės sutelkti didelės invazijos pajėgas kitoje sąsiaurio pusėje, gerokai daugiau nei būtų įprasta paprastoms pratyboms. Tai toks pats iškalbingas ženklas, kokį Rusija parodė Ukrainos karo išvakarėse, kai jos kariuomenė buvo sutelkta Baltarusijoje ir kitose vietose. Tačiau bet koks Jungtinių valstijų atsakas būtų skubotas ir tuo metu būtų sunku atgrasyti Pekiną. Juk Kinijos liaudies Respublika žino, kad Jungtinės valstijos galėtų taip sureaguoti. Jei Kinijos liaudies išlaisvinimo armija jau rikiuojasi žemyninės Kinijos uostuose, tai reiškia, kad Kinijos liaudies Respublikos karo planuotojai apskaičiavo, jog skubotas Jungtinių valstijų atsakas nebus pakankamas. Taigi tai galėtų sulaikyti Kinijos liaudies Respubliką nuo proceso pradžios, tačiau jei procesas jau vyksta, aš pradėčiau nerimauti. Antras viltingas dalykas yra tas, kad yra dar vienas patikimumo šaltinis, kurio dar neaptarėme. Gerokai anksčiau nei Taivanas pradėjo užsiimti puslaidininkių pramonę, Jungtinės valstijos jau turėjo gynybinius santykius su sala. Dalis to buvo susijusi su pasipriešinimu komunizmui, tačiau tikrai ne su demokratija. Pirmieji laisvi ir sąžiningi Taivano prezidento rinkimai įvyko tik 1996 metais. Verčiau galite prisiminti šį karinės strategijos aspektą. Taivanas yra vadinamojoje pirmojoje salų grandinėje, teritorijų grandinėje, kuri driekiasi nuo žemyninės Kinijos. JAV yra daug lengviau sulaikyti Kinijos liaudies Respubliką, kai ši neturi nė vienos iš tų salų. Tačiau vos tik Taivanas krinta, Kinijos karinio jūrų laivyno povandeniniai laivai gali pasislėpti gilesniuose Ramiojo vandenyno vandenyse. Štai kodėl aš nestatyčiau visko už tai, kad JAV atsisakys Taivano, vien dėl to, kad visos puslaidininkių gamyklos būtų skiving. Jei Jungtinėms valstijoms rūpi apsaugoti likusią Ramiojo vandenyno dalį ir pasaulį, tuomet išlaikyti tą gynybos perimetrą yra itin svarbu. Dar viena papildoma pastaba. Pirmosios salų grandinės vertę supranta kariniai planuotojai.
Tai nėra tai, ką supranta vidutinis Amerikos rinkėjas. Teisingai, jei žiūrite šį vaizdo įrašą, esate geriau informuotas nei vidutinis Amerikos rinkėjas. Sveikinu. Bet kuriuo atveju, pagrindinė pamoka, kurią išmokome iš Irano karo, yra ta, kad jei norite, jog amerikiečiai palaikytų karo pastangas, turite juos šviesti ir įtikinti dėl strateginės situacijos realybės. Nemanau, kad bandymas mokyti juos ekspromtu yra gera idėja. Tai yra dalykas, kurį reikia kartoti jau dabar ir kuris turi pasiekti Amerikos visuomenę šiandien, jei norime pasiekti norimą efektą. Taigi, kokias pagrindinės mintis šiandien išsinešame? JAV grėsmė įsikišti Taivano labui yra verta tiek, kiek iš to gaunama nauda viršyje sąnaudas. Greitas Taivano puslaidininkių gamybos sektoriaus sunaikinimas kelia abejonių dėl to. Šios problemos sprendimas reikalauja išankstinių investicijų į Taivano gynybą. Tačiau Irano karas sukėlė abejonių dėl JAV gebėjimo vykdyti tokias investicijas. Tuo tarpu galite užduoti klausimų mano Geopolitics Helpline serijoje, kuri rodoma tik Lines on Maps Extra. Arba tiesiog įrašykite klausimų žemiau ir algoritmas galbūt juos man perduos. Kas žino? Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, paspauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite. Ir pasimatysime kitą kartą. Sėkmės!